Čia laida apie Šiaurės Ameriką. Ir dabar mes skrendame į Šiaurės Amerikos su lėktuvu. Ir ten pasitiks mano gera draugė, kovolė, su savo ištikimu bičiuliu arkliu Johnsonu. Pagaliau jau atskridom Šiaurės Ameriką. Štai mano draugė kovolė su savo ištikimu bičiuliu Johnsonu. Mano įstikimo bičiulis. Vidurkį kaubojai atsirado iš piemenų, o angliškai kaubojai išvertus karvių berniukas. Tai kaubojai šiaip yra ganytojai, jie gano. Baltieji rūmai – Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rezidencija, kurios statybos baigtos XIX amžiaus pradžioje. Pirmasis rūmų šeimininkas buvo prezidentas Džordžas Adamsas Vašingtonas. Nors rūmų yra naujosios Jungtinių Amerikos valstijų sostinės Vašingtono įkūrimą inicijavo šios šalies prezidentas Džordžas Vašingtonas, jis buvo vienintelis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, kuris niekada negyveno Baltuosiuose rūmuose. Baltuosiuose rūmuose iš viso yra 130 kambarių. Papasakosiu. Kapitolijų. Tai Kongreso rūmų pastatas, esantis Vašingtono centre ant Kapitolijaus kalvos. Šiuose neoklasikinio stiliaus baltos spalvos rūmuose rengiami JAV federalinės įstatymų leidžiamosios valdžios susirinkimai. Jūs tikriausiai visi dabar atpažinsite šį pastatą. Jis buvęs vienas iš aukščiausių pastatų pasaulyje. Bet jis ne aukščiausias. Jis aukščiausias pastatas Niujorke. Tai yra Empire State Building. Tai Manheteno 5-ojoje aveniu stovintis 102 aukštų pastatas. Yra aukščiausias pastatas Niujorke. Empire State Building pastatytas 1931 metais, kiek daugiau nei per metus. Pastato 86 aukšte įrengta apžvalgos aikštelė, iš kurios atsiveria kvapą gniaužianti Niujorko panorama. Dabar viena iš žymiausių pasaulio statulų. Jūs tikriausiai visi ją atpažinsite. Visi. Jinai pati žinomiausia. Jinai yra prancūzų duona amerikiečiams. Šiaurės Amerikos spėjų įžymiausia statula. Tai yra laisvės statula. Šis laisvės simbolis buvo prancūzų dovana amerikiečiam Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės šimtmečio proga 1886 metais. Laisvės statulos aukštis 93 metrai. 7 spinduliai simbolizuoja pasaulio dalis – Europą, Aziją, Afriką, Šiaurės Ameriką, Pietų Ameriką ir Antarktidą. Tai yra Vilis bokštas. Tai nelabai girdėtas bokštas, bet tai yra dangoraižis. Iki 2009 metų vadintas Sers bokštu, Vilis bokštas buvo užbaigtas statyti dar 1974 metais. Nuo 1974 iki 1996 metų tai buvo aukščiausias dangoraižis pasaulyje. Ir vis dar išlieka aukščiausias pastatas Šiaurės Amerikoje. 442 metrų aukščio pastatas randasi Čikagoje ir turi 108 aukštus. Spalvingas ir kvapą gniaužiantis didysis kanjonas Grand Canyon. Tai stačių šlaitų tarpeklis, kuris suformavo Kolorado upę ir jos intakai. Arizonos valstijoje. 2000 metrų gylį siekiančiame kanjone kadaise buvo įsikūrę indėnų gentis. Šiandien čia per metus apsilanko per milijoną žmonių. Žinoma, tik nedaugelis leidžiasi į pavojingą žygį kanjono šlaitais. Kanjono viršaus ir apačios temperatūrų skirtumai kartais būna tokie dideli,
kad kanjono viršuje gali būti pilna sniego, o apačioje galima pasišildyti kaitrioje saulėje. Arko nacionalinis parkas, esantis Jutos valstijoje, lankytojus traukia įstabiais gamtos dariniais, vėjų ir vandens suformuotomis arkomis, kurių iš čia priskaičiuojama per 2000. Minkštose uolienose per 300 milijonų metų susiformavo įvairaus dydžio arkos bei kolonos. Jelaustono nacionaliniame parke, kuris buvo įkurtas 1872 metais ir yra seniausias visame pasaulyje, priskaičiuojama apie 300 trykštančių geizerių, iš kurių didysis geizeris yra garsiausias. Jo fontanas šauna net į 60 metrų aukštį, o reginys trunka apie 10 minučių ir pasikartoja kas kelias valandas. Čerčilis tai baltųjų meškų vienas iš stambiausių sausumos grobuonių karalystės. Kasmet Hadsono įlankos pakrantėje Čerčilyje baltos meškos laukia, kada šals vanduo ir galima bus pradėti ruonių medžioklės. Spalio-lapkričio mėnesį Esys Čerčilyje galima stebėti poliarinės meškas. Dėl to miesteliui prigijo pasaulio poliarinių meškų sostinės vardas. Mirties slėnis nusidriekęs Jungtinės Amerikos valstijų, Kalifornijos ir Nevados valstijos yra žemiausia, sausiausia ir karščiausia vieta Šiaurės Amerikoje. Mirties slėniui priklauso karščio rekordas. Čia 1913 metais buvo užfiksuota aukščiausia temperatūra vakarų pusrutulyje. Tai buvo aukščiausia temperatūra plus 56 laipsniai šilumos, 7 laipsniai, kuri nedaug atsilieka nuo pasaulio rekordo 58 laipsniai. Labai nedaug. Dabar pažiūrėsime apie mirties slėnyje esančius judančius akmenis. Pažiūrėkite, kokie pėdsakai paskui akmenys lieka. Tai nepaaiškinimas reiškinys, mokslininkai iki šiol dar jo nesugeba paaiškinti. Kas tai? Magija? Ar paprasta? Ar tiesiog judantis akmenys? O gal jos judina nežemiški Objektai? Gal ateiviai? Gal burtininkai? Spręskite patys. Netoli Didžiojo kanjono nacionalinio parko, prie Kolorado upės esančiame Siono nacionalinėme parke galime pamatyti įspūdingas suakmenėjusio geltono smėlio kopas. Jų aukštis siekia kelius šimtus metrų. Siono kanjonas labai gilus, susiformavęs net per 4 milijonus metų. Vietovės skalaujant Mergelės upės atšakai. Drumheller nederlingosios žemės tai Kanados Albertos provincijoje esanti dykinė, kurie sudaro smiltainiai ir skalūnai. Uolienų erozija suformavo įdomus kauburius, daubas bei kanjonų. Šių uolienų amžius siekia net 70 milijonų metų. Teritorijoje taip pat randama dinozaurų fosilijų. Baltieji smėlynai tai neįprasta baltų smėlio kopų dykuma Naujosios Meksikos valstijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Baltą kopų spalvą lemia gipso kristalai. Paprastai gipso kristalai neišsilaiko žemės paviršiuje, nes gipsas tirpsta vandenyje. Tačiau šios vietovės itin sausas klimatas palankus gipso kristalams susilaikyti. Vėjas ne tik supusto iki 30 metrų aukščio kopas, bet ir po truputį stumia jas link šiaurės rytų. Per metus kopos pasislenka apie 6 kilometrus.
Vandens ir vėjo sukelta erozija suformavo monumento slėnį Jutos ir Arizonos valstijose, kadaise čia plytėjimėsi akmenuotame lauke minkštąsias uolienas išgraužė vanduo ir vėjas iki šių dienų išliko tik natūralus gamtos suformuoti monolitai. Jų aukštis siekė net 457 metrų aukščio. Įspūdingi Niagaros kriokliai šniokščia Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kanados pasienyje. Yra gausiai lankomi turistų. Praeito amžiaus 6–7 dešimtmečiais buvo labai populiarus susituokus atvykti prie Niagaros krioklių praleisti medaus mėnesio, o šią maniją primena iki šių dienų apylinkėse išlikusi daugybė gyvų motelių. Įdomu tai, jog Niagaros kriokliai palaipsniui slenka link Niagaros upės ištakose esančio Erio ežero, kadangi uolienos yra palyginti minkštos ir lengvai yra. Sveiki, jūs čia matote Niagaros krioklio ženklą. Tai pamatysime Niagaros krioklį. Tai vandeningiausias pasaulio krioklys. Jis skiria Jungtinės Amerikos valstijas ir Kanadą. Pažiūrėkite, kaip gražiai jis teka. Jutos valstijoje esantis Braiso kanjonas garsus pasagos pavidalo amfiteatrais, natūraliai susidariusių olose. Šiuos amfiteatrus ir kitas figūras išgraužia vanduo. Ledas bei sniegas, uolos Braiso kanjone, ryškias ir įvairias spalvės, raudona, oranžinės, baltas, jų spalva priklauso nuo oksiduojančių mineralų. Vietiniai pajūdų genties indėnai tikėjo, jog šios gamtos suformuotos uolos iš tikrųjų yra akmenims paversti jų protėviai. Kadaise gyvenę šiose žemėse, jos už piktus darbus nubaudė kerštingasis Dievas. O dabar mes jau savo laidą norime pabaigti Ir ačiū už dėmesį.